Kaip privirinami dantis? Virinimo procesas ganėtinai sudėtingas, aš laikau su repliam segmentą, o Bernardas susvarkė virina. Tai iš pradžių nupirkat lazerį, paskui galvojat, ką virinti? Visiškai 100%. Pasižiūrim, per kiek laiko mes išgręšim šitą karūną. Šitą skylę. Kas jūsų suvokimu yra kokybiška gręžimo karūna? Su kuriuo gręši tu, gręž tavo operatorius, dar perduos savo vaikui ir dar tikriausiai vaikas savo vaikui. Pamiršau klausimą. Ir dabar padarom dar tokį konkursą. Aišku, reikia užprenumeruoti kanalą, padėti laiką, bet mes šitą vietą iškarpysim ir padėsim priekį. Sveiki visi, atvažiavom į įmonę Trio Drill, tai įmonė, kuri gamina geriausias Lietuvoje karūnas. Geriausias? Tai žinom. Taip. Ir šiandien pakalbinsim du savininkus, kurie daro tas karūnas, kurie visus procesus reguliuoja, kurie viską sugalvoja. Pakalbinsim, kad jie mums parodytų ir papasakotų, kaip vyksta tas visas gamybos procesas. Tai susipažinkit, čia yra Bernardas, čia yra Tadas. Ir papasakokit biškį apie save, apie taip aplamai. Aš kiek suprantu, jūs pradėjot visai ne nuo karūnų ir įmonė gyvuoja daug ilgiau ir pradėjot ne nuo karūnų, tai gal pradėkime nuo to, ko aplamai užsiimat. Tai trumpai, visų pirma, tai yra šeimyninis verslas. Jau daug metų, iš tikrųjų, Tado tėtis pradėjęs inžinerinį gamybinį verslą pagrindę metalo tekinimo srity, dirbant daugiausiai su Vokietijos, užsienio, klientais. Tai gamyboje tikrai ne naujokai, o karūnų verslas gimė dėl dviejų priežasčių, iš tikrųjų, esminių. Pagrindinė tai tokia, kad pamatėme, kad kainos kokybės santykis, kurį klientai gauna rinkoje, karūnų prasme yra tikrai netinkamas, arba jos labai geros ir labai brangios, arba prastos ir kartais irgi vis tiek brangios, žodžiu. Tai santykis klientų tikrai nepriimtinas. Matydami tai ir turėdami tą gamybinę savo patirtį, kurią sukaupė šeima, sumetėm, sujungėm jėgas su švogeriu ir ėmėmės šito verslo. Tai toks trumpas atsakymas iš esmės, kad... Draugai, manau, žinote, kad mes atliekame elektros montavimo darbus, įskaitant įkrovimo stotelių montavimą ir išmanių namų įrengimą. Taip pat mes darome namų ir elektros skydų projektus. Bet be elektros darbų mes dar ir pradėjome vystyti savo internetinę parduotuvę, kur jūs jau galite surasti mūsų gipso kartono drožtukus, gręžimo šablonus, gręžimo karūnos mūrui ir monolitui. Taip pat ten surasite įtampos kontrolės relės, viršytampių ribotuvus, įvairius įrankius. Ir taip pat nesenai mes papildėme savo asortimentą įvairiom Shelly išmaniom relėm. Be viso to mes galime sukomplektuoti jums jūsų namo arba būto elektros skydą. Jums tai reikia atsiųsti mums paštu savo pravestų kabelių sąrašą ir mes parinksime jums jūsų skydo medžiagas ir pasiūlysime gerą kainą. O už papildomą mokestį galėsime ir sujungti jūsų skydą. Nuoroda į mūsų parduotuvę ir visi mūsų kontaktai yra šito video aprašyme. Mielai lauksime jūsų apsilankymą mūsų internetinėje parduotuvėje, o dabar grįžtame prie mūsų video temos. Pastebėjot, kad tai yra, reiškia, santykis tas kokybės ir pinigų, kad ta prasme už pinigus negauna žmonės tam tinkamos kokybės. Tai o kaip jūs tai palėtė? Ta prasme, ar jums čia skundėsi kažkas, ar jūs patys kažkokį verslą gal turėjot gręžimą? Aš gal dar tiesiog papildant ir atsakant į klausimą, iš esmės tai kaip mes prie to priėjom, tai investavom iš tikrųjų didelę sumą pinigų į vokišką įrangą, į lazerį, kuris virina preciziškai, ta prasme, deimantinius segmentus, kuriuos kolegų papasakos buvo ilgas procesas atrinkti, nes tai yra esminė dalis grąžto. Ir po daugelio testavimusi, daugelio bandymų paleidom produktą į rinką. Tai iš esmės esminis mūsų privalumas, sakyčiau, yra tas, kad mes esam gamybininkai, o ne pardavėjai.
Ir gamybininkas reiškia, kad jisai atsako pilnai už savo pagamintą daiktą, ištestuotą, kokybę patikrintą ir taip toliau. Tai mes tiesiog siekiam to, kad galėtume kaip ramia sąžinė atiduoti daiktą žmogui ir jisai jam puikiai veiktų, kokybiškai tarnautų. Toks tikslas iš esmės yra. Bet, sakėt, investavot didelę pinigų sumą į lazerį. Tai iš pradžių nupirkat lazerį, paskui galvojat, ką virinti, ar vis dėlto buvo? Ne, biškelį. Pati pradžia, jeigu tai trumpai tariant, tai buvo plieno apdirbimas ir mes gaminom didžiesiam visiems karūnų gamintojams tuos vadinamus jungtis. Tai visus riegius ir panašiai. Jie privirindavo tiesiog vamzdį ir deimantinį segmentą. Ir mes žinodami, kiek kainuoja ta jungtis, kuri yra 80%, sakykime, tos visos trubos vertės. Ir plus patys deimantai, kiek kainuoja, mes tą žinodami ir matydami kainas, negalėjom tylėti. Tai mintis, kad jeigu tu žinai, kokie yra savikaina ir matai, kad pardavinėja ir kankina žmonės už paprastą įrankį tokia kaina, tai buvo sprendimas, kaip išspręsti šitą problemą. Tai kiek supratau, jūs kaip metalo apdirbimo įmonė gaminat pačias tas dalį, karūnos dalį, prie kurios privirinami segmentai. Taip. Supratau, o tai ir norėjau sakyti. Tai sakėt, kad buvo, ta prasme, žinojot, kad parduodama yra, ne kokybišką prekę už brangiai, tai įdomu būtų sužinot, kas jūsų manimo yra ta kokybiška grįžimo karūna, kas jūsų suvokimu yra kokybiška grįžimo karūna. Kokybiška grįžimo karūna yra ta, kuri atlieka savo darbą, visų pirma. Tai žmogus atvažiuoja į objektą, nusipirkęs kažkokią įrangą, gaišta savo laiką, pasistato stakles, prisitvirtina prie sienos, atsineša vandenį. Žodžiu, ilgas pasiruošimas ir kai pradeda su savo įrankiu gręžti, supranta, kad jisai čia gręž 5 valandas, kai tuo tarpu galėtų gręžti valandą arba pusantros, arba kartais net ir pusę valandos. Tai priklauso nuo medžiagos. Tai iš esmės ir ta kokybė atsiremia į tai, kad tu taupai žmonių laiką. Tai kaip ir su bet kuo, ta prasme, jeigu tu gali nuskristi į Italiją paslidinėti ar net per 2 valandas, tai tu nevažiuosi automobiliu 2 paras. Nebent labai nori stipriai sutaupyti, lygiai taip pat ir su karūna, tu gali labai stipriai sutaupyti ir nusipirkti pigią karūną, kuri negręž ir neatlikti savo darbą, arba atlikti per ilgą laiką, arba tu gali kokybišką daiktą nusipirkęs padaryti greitai. Tai esmė yra gaminio, kad jisai atliktų savo darbą. Jo, čia šitoje vietoje irgi mano nuomonė yra tokia, kad kuo tu greičiau, ta prasme, ateini į objektą, reikia išgręžti 100 kelių, tai tu jas gali sutaupyti ant karūnas 10 ar 20 eurų, tu jas gali gręžti 2 dienas, arba gali paimti kitą karūną, kuri kainuos, tas kainų skirtumas tikrai nėra labai kosminis, kad ten labai skirtusi. Ir tu gali pasiimti karūną ten 10 ar 20 eurų brangesnį, bet tu per dieną uždirbsi daugiau pinigų realiai negu tu. Tai ką, atvykome į jūsų, taip sakant, gamybos testavimo cechą, tai galbūt papasakosit mums, kaipgi vyksta tas visas gamybos, karūnos tos gamybos procesas. Tai kolega gal apie kaip gimsta kaltinys pats, ne? Papasakok šiek tiek. Jo, tai iš esmės karūnos yra gaminamos gumo sumetimais, didžioji dalis karūnų yra gaminama, ištekinama tokia dalis ir privirinamas vamzdis. Kas atsitinka? Gręžiant, jeigu pagauna armatūrą arba stiprus įrankis, sakykime, daug newtonmetrų turintis įrankis, pagauna armatūrą, segmentai gerai užvirinti, tikėtina, kad galima čia nuskilimas, arba kadangi vamzdis yra šaltai valcuojamas, gali būti ir nuskyla, nežinau, ar teko pačiam susidurti, kai išskyla su dalim pačią plieną. Teko. Tai va būtent tai. Mes pasirinkom brangų metodą, tai yra paimam vientisą plieno gabalą, susipjaustom ir visą vidų turim ištekinti. Tai matosi, kad nemažai drožlės yra metalo atiduodama. Jo. Visą šitą padaryti. Bet viską priduodat į metalo laužą jums? Priduodam. Jo, oficialiai gaunam atgal. Tas irgi nėra blogai.
Bet kalbant rimtai, tai yra visiškai kita struktūra pačios karūnos. Jinai, kadangi iš vientiso plieno, tai nesvarbu, kurią vietą paims, jinai yra vienodai atspari. Nėra suvirinimo siūlių, nėra silpnų vietų, tai yra vientisas ruošinys. Ir tada belieka tinkamai privirinti. Kitaip dar apie tekinimą gal, kadangi iš vientiso daikto, vientiso kaltinio ir patys visą tekinam, tai galim ištekinti ir eltis, ir Playboyaus ženklą. Pats pasiūlė eltis, laukiu. Laukit mūsų prekybai, eltis karūna su eltis logotipu. Jokai, nes jo, tada karūna biškai keletą šimtų turbūt kainuos, bet žodžiu. Esam pabandę šiaip ne vieną karūną ir buvom nustebę su viena iš, nežinau, ar jinai yra topinė karūna, bet, sakykime taip, iš premium segmento jinai yra brangi, gręžia jinai neblogai, bet jinai sudylo, tam, aš nežinau, mums gal daug dėvė, ten 1,5 objekto jau užteko. Tai norėčiau gal iš jūsų, pas jūs paklausti, kodėl vienos karūnos kažkaip yra su ją gręži, o kitas karūnos bats ir jos neliko. Čia, žinai, ieškojimas aukso vidurio visą laiką yra. Minkšta sudėtis segmento, jinai leidžia greičiau gręžti, nes greičiau atsiverinėja vis nauji deimantai ir jinai yra aštri. Bet per greitas atsiverimas priveda prie to, kad, kaip sakėte, karūna labai labai greit sudyla. Tai jinai gręž įspūdingai, bet jas keis. Tai viena dalis, kita dalis tu gali įdėti labai didelį, labai stiprų kompoundą į deimantą, kad jo neatverinėtų taip dažnai, tai gręši 5 objektus, bet kankinsis. Tai va čia ir yra paieška to aukso vidurio, kas atrodo, žinai, žodžiais kalbant, minkštas, kietas, plius minus, bet iš tikrųjų ten yra didžiulės cheminės laboratorijos, kur žmonės galvoja, kaip sudėti, kaip tą aukso viduriuką rasti. Tai viena dalis, antra dalis yra pats segmentų išdėstymas. Tai tie deimantukai, kurie yra viduje, yra galimybė juos tiesiog išmaišant, sakykime, paskleist, sąlyginai vienodai. Yra kitas būdas, kuris yra gerokai brangesnis, tai sudėti tuos deimantus pagal tam tikrą paterną. Mūsų atveju, sakykime, mūsų tiekėjų, tai mes labai ilgai rinkomės iš tiek Europos, tiek Pietų Korejos gamintojų, kad būtų aukso vidurys, sakykime, Lietuvai. Nes vėlgi tai, kas veikia Vokietijoje, tu gali nusipirkti tą pačią karūną ir Lietuvoje jinai negręš arba prastai gręš, arba atvirkščiai, tai kas neveikia kokioje Danijoje, Lietuvoje galbūt tai puikiai veikia. Tai labai svarbu yra deimantai, deimanto struktūra, deimanto frakcijos dydis, sujungimas pačio to deimanto. Ir labai svarbu, kad tai būtų vietinis gamintojas, kuris atsižvelgia į medžiagiškumą. Manau, mes dar aptarsime. Jo, minėjot, kad Lietuvai gali tikti, Vokietijai gali netikti, tai čia tiesiog karūna turi savo nuomonę ir sako, tu vokietis, aš tau negręšiu, ar čia? Tai kaip tas užsiminė, betono frakcijos labai skiriasi. Vienur daugiau smėlio, kitur daugiau ten akmens ir panašiai. Supratau. Tai ta prasme, kiekvienas, supratau, tai kiekviena šalis turi turbūt savo geologiją. Jo, ir pačią geologiją ir savo standartą betoną, ar tas standartas jisai bus vienodas visur, bet geologija skirsis. Taip, ir gal dar ką pridurčiau prie kolegos, tai viskas atsiremia į tai, kad mes praėjom tą patį kelią, ką mūsų klientas, ta prasme, mes testavom šimtus, ne karūnų, bet skylių užgręžėm šimtus, kad iš tikrųjų įsitikintumėm, kad veikia taip, kaip mes kad sakom, kad veiks. Ir va ta teorija, taip, kad patarnuoti, tarkim, išdėlioti sinchroniškai, ten tie deimantai yra pranašesni, mes tą pamatėm praktikoje. Ir va už tai ir galim sakyti, kad tai iš tikrųjų veikia ir tinka. Manau, dar praktiškai išbandysim, kaip paimsim gręžtuvą į rankas. Mes asmeniškai irgi kaip gręžiam objektuose, tai karts nuo karto susiduriam su tokį dalyką, kad nulūžtų dantis. Ir man buvo neįtikėtina, nes jie kartais nulūžta net ir ten, kur dujų silikato sienos. Dėl to aš išsiaiškinau iš tiesų, pasirodo, kad žmonės, kai išdaužo tą stiklinę su plaktuku, vos nenusikeikia, negalima keikti. Reiškia, daužo į dantį, ir savaime aišku, ten tas plaktukas pakankamai stipriai stuksena.
Tai gal papasakokit, ko dar nevertėtų daryti, kad nenulūžtų dantis ir aplamai, ar yra kažkoks būdas privirinti tas dantis, kad jų neįmanoma būtų nulaužti. Apie tą majačinimą. Tai jo, gal pradėkim nuo to, kad dantis lūžta, kai žmonės nemato, kur brėžia. Tai būna be akinių, nusisukia į šoną ir kažkur sienoje va taip varo. Tai vienas iš dalykų. Antras labai svarbus dalykas, kai nėra padarytas normalus takas. Tai yra šita vieta, kai nėra normaliai pasidaryta, paruošta, tai tada žmogus per sieną galėsim gyvai parodyti, kaip pradeda šokinėti karūną ir tiesiog tas dantis natūralu, kad vienoje ir kitoje vietoje, kaip silpna vieta, lūžta. Trečias dalykas, kai kampu pradeda gręžti, tai vos ne 90 laipsnių įdinėje. Tai irgi nėra iš opcijų. Nu ir aišku, yra tokių, kurie galvoja, kad galima su mikropakalimu užsidėjus. Tai čia nėra mikropakalimas. Tai gerai, aš tarkim pats, eiti į objektą, kažkur gręžioti tas skylės ir paskui eiti su centravimo grąžtu, toksai dalykas. Jau šnekėjome apie tai, mes orientuojamės daugiau į greitį ir realiai dažniausiai nubraižom viršutinę liniją, sužymim ten tos 82 ir pradedam gręžti, kaip sako, truputį kampų, ne 90, bet gal 5 laipsnius, pagaunam tokį iš viršaus takelį, paskui nuleidžiam ir einam. Tai tas, kiek supratau iš jūsų kalbos, tas yra blogai. Labai gudus į ranką tai nėra blogai, bet 45 laipsniai kampas, labai elementaru, paimkim patį grąžtą ir jisai yra skirtas gręžti taip. Tai jeigu mes gręžiam taip ir žmogus, natūralu, gręždamas turi daug jėgos, tai tas lūpimas danties, jis nėra... Ne, ten nėra iš tiesų lūpimas, ten yra, toksai, jisai pradeda braižyti, padaro saulinį, tada tu nuleidai, bet čia, normaliu atveju. Įgūdus tikrai galima taip daryti, kai jau tikrai žinai, ką tu darai. Bet šiaip rekomendacija yra, išsigręžti centravimo skylę, pasidaryti kontūrą, tai du dalykai. Niekada nenuslys grąžtas. Ir visą laiką pataikėsi 100% į vietą. Aš manau, geri elektrikai, kurie stengiasi padaryti tinkamai darbą, jie precizikos tam tikros laikos. Mes jau šnekėjom, kad 82 galima daug ką palyginti. Dabar. Gal aš dar vieną pridėčiau, tai ta prasme tai yra elementaru, bet vis tiek daugelis vis dar daro tą klaidą, kad pirmą atremia karūną į medžiagą ir o paskui pradeda gręžti. Ta prasme, ypač kampu, tai ta bėda. Aš dar neišsiaiškinau iki galo, kas pas mus tikrai objekte buvo ir dėl ko lūžo tie dantis, bet kažkada reikės atvažiuoti ir gręžimo metu viską kontroliuoti, žiūrėti. Tiesiog, jo. Galbūt ir jūs pakviesiu, jums irgi tikėtina, bus įdomu. Tada dar klausimas, o kaip dėl to, kartais, kai gręži ir pradedi tada tą karūną judinti biškį į viršų, į apačią, kaip tai įtakoja ant dantų laikymasi prie pačios? Tai labai teisingas klausimas. Truputį galima judinti, net ir reikia kartais, kad gautųsi normali skylė, bet vėlgi, dantis yra segmentas, yra tikrinamas tam tikra jėga, kad jisai nenulūžtų. Ir jisai tikrinamas per silpnąją vietą. Tai yra, jeigu lazeris virina iš šitos pusės, mes laužiame tą pusę. Reiškia, kad jis persivirino kiaurai ir laikosi šitoje vietoje. Tai, tikėtina, kad taip jį kažkas lauž, nėra realu. Bet, kaip ir pats minėjai, yra kas skylė pradeda žaisti su šituo. Tai ką mes gaunam, kad jeigu mes turim tokio ilgio, ar ne, gręžtuvą, tai mūsų niutonmetrinis raktas yra maždaug iki čia. Ir mes išgaunam. Tai įsivaizduok, jeigu tu su ranka už čia laikydamas, jį lauži. Tai su tokiu pečiu suvirinti, iš esmės neįmanoma. Ta prasme, nėra pasaulio gamintojo, kuris suvirintų, kad tu galėtum taip laužti ir tas dantis neišlūžtų. Tai, manau, fiziškai parodysim, ko reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti. Ir galbūt prašiau.
O dabar dar prie sudilimo dantų, ar gali kažkaip medžiagos, nes pas mus monolitiniai namai, tai netoks dažnas atvejis, bet tarkim silikatas, dujų silikatas, sena plyta ir dar nežinau kokia nors iš vis senovinė molinė plyta, ar tos medžiagos kažkaip gali įtakoti papildomai tą sudilimo greitį? Visiškai 100%. Iš esmės, kuo abrazyvesnė medžiaga, tuo jinai greičiau sudildo patį segmentą. Tai kaip ir padanga, jeigu tu važiuosi visą laiką per ledą, jinai nesudils, bet jeigu tu važiuosi per asfaltą, tai jinai dils. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu yra labai minkšta medžiaga, bet gali būti minkšta ir abrazyvi medžiaga, tai jinai gręšis greitai, bet tuo pačiu ir dilins segmentą. Tai čia netgi kiekviena plyta, ta pati plyta, ar tai bus arko blokelį, ar ten, nežinau, kito gamintojo blokelį, gali visiškai skirtingai veikti karūną į juos. Ir tuo atžvilgiu būtent ir turim skirtingus segmentus atrinkę skirtingiam poreikiam. Čia kaip Tadas ir minė, tai yra vasarinės padangos ir žieminės padangos. Tai yra silikatas ir akmuo, tarkim, arba labai stipriai armuotas betonas, tarkim, perdangos. Tai idealiu atveju mes rekomenduotumėm vis tik tai turėti bent kelias karūnas pritaikytas konkrečiom medžiagom, kaip pavyzdžiui abrazyvui, labai stipriai abrazyviom medžiagom, tarkim silikatui, dujų silikatui, kaip minėjai, ir monolitui, armuoto monolitui, ir ten, kur daug akmens, dar kitą karūną, kurios iš esmės skirtųsi savo segmentų ir būtų optimizuotas būtent tai medžiagai. Ta prasme, greitis ir resursas būtų optimalus. Nes praktikoje ir teorijoje iš esmės ta premium, tarkim, karūna, kuri gręžia labai stiprų monolitą, jinai puikiai gręžia silikatą, bet galbūt jinai yra perteklinė. Gal reiktų imti, tarkim, kitą segmentą, kitą karūną ir jinai puikiai gręžtų silikatą labai greitai, bet sunkiau gręžtų monolitą armuotą. Tai dėl to mes norim labai pritaikyti gaminį prie klientų. Čia tu atsakėjai klausimą, kurio aš neuždaviau, nes norėjau užduoti kaip tai klausimą, ar yra kažkoks universaliai kažkokia karūna, kad jinai tiktų ir monolitui, ir ten, tarkim, silikatui, bet mes šitą vietą iškarpysim ir padėsim priekį, kad atrodytų, kad atsakėjai mano klausimą. Tai kiek supratau, iš tiesų universalios nėra, bet jeigu paimsi karūną, kuri skirta monolitui, jinai puikiai gręš, reiškia, silikatą, bet tai bus, kaip ir perteklinis daiktas, kaip ir nelabai verta. Bet iš kitos pusės tu turi turėti dvi karūnas, jeigu vieną monolitą ir kitą šitą. Tai prasme, mintis tokia, kad tas universalumas turi kainą. Elementariausias tikrai pavyzdys su padangom. Tai yra universalios padangos, kurios iš principo tinka ir žiemai, ir vasarai, bet kažkodėl turbūt, nežinau, 10 gal procentų, 5 galbūt padangų yra universalių naudojimo, 90 yra skirtos būtent tam. Tai panašiai ir su segmentais. Turbūt aš čia ir labai gerą analogiją kažkada rinkausi padangas ir pas mane paklausė, kokia pas tave ten rida per metus. Sakau, kokie 20 000. Ne, sako, tau universalios netinka, tau geriau turėti 2 komplektus. Tai turbūt su karūnom lygiai tas pats. Jeigu tavo rida ten, tarkim, tu monolitą grįži vieną kartą metasi, tai turbūt tau nereikalinga universali arba kažkokia profesionalesnė. O jeigu tu grįži daug, tarkim, ten pusė ant pusė monolitas, pusė ne monolitas, tai tokiu atveju geriausiai turėti 2 karūnas. Čia kaip ir su viskuo, kaip ir su įrankiais, žinai, jeigu tu dirbi kasdien ir tau reikia 100 kelių išgręžti, tai tu ir įrankį renkiesi visai kitai, sakykime, negu su perforatoriu. Jeigu tu tuo tarpu pas save namie remontuojasi, nežinau, 5 metus kartą, tai gal tau ir nereikia nusipirkti specialaus įrankio ir dar specialios karūnos. Tiesiog nusipirkęs paprastai tą padarysi. Tai minėjot, kad ta prasme, išsiaiškinom su sudėlimu, bet dar kaip ir dalinai palėtėm šitą klausimą, bet dar aš jį vis tiek norėčiau gal praplėsti, kodėl vienos karūnos jos gręžia gerai ir nors jos net retkarčiais būna nebrangios, o kitos karūnos gali būti brangios ir gręžti nelabai gerai. Tai kas tą įtakoja? Šausi?
Iš esmės mes, kaip ir sakai, palėtėm tą klausimą. Tai minkštas segmentas jis yra skirtas gręžti greitai, bet jo dilimas yra greitesnis. Kietas segmentas jisai gręžia lėčiau, bet natūralu, kad jisai ir dyla mažiau. O kokiu atveju tada reikalingas kietas segmentas? Kietumo irgi yra daug klasių, ar ne? Tai mes pačioje pradžioje, kai pradėjom, testavomės tokį segmentą, su kuriuo gręši tu, gręž tavo operatorius, dar perduos savo vaikui ir dar tikriausiai vaikas savo vaikui. Jie child free. Tai iš esmės... Aš dukrom galėsiu perduoti. Jo, bet iš esmės jisai, pavargdavo rankos tiesiog vieną skylį išgręžti. Mes jį vadiname mediniu segmentu, tai yra tokių segmentų. Jie pigus, jie darbą atlieka teoriškai, praktiškai su juo niekas to nedarys. Ta prasme, reiškia, kiek suprantu, toks segmentas reikalingas tada, kada aš esu ten namų meistras arba sugalvojau padaryti remontą arba perkelti vieną rozetę ir man, kad nemokėti už profesionalią kažkokią karūną, aš nuvažiavau į kokią nors didelę parduotuvę, pasiėmiau tam pačią pigiausią karūną ir su ją ten per 2 valandas išgrįžiau vieną skylę, bet neinvestavau daug į įrangą ir patį tą grįžimo. Ja, arba už tą pačią kainą gali pasimti Noxer karūną, kuri yra gera ir nevažiuojant į didelį prekybos centrą. Ir tai pusiau profesionalų, sakykime, jau iš pigiausio to varianto, ką turi, tai tu turi jau link profesionalų pusės įrankį už tą pačią kainą, nes kaip ir minėjau. Bet senukose nenupirksi. Ką? Bet senukose nenupirksi. Ar yra planai? Ne, iš tikrųjų. Mes orientuoti į žmonės, nes norim ir atsiliepimus girdėti žmonių, kas vyksta su mūsų karūnom, kaip mes galime jas tobulinti. Ir tas procesas yra, tai ką mes dabar turim, tai tos karūnos jau yra tobulinamos ir ta vadinama V2, V3, V4 versija, segmentų pokyčiai, senelės pastorinimai, nes Lietuvoje kažkaip sugeba žmonės, vis tik Lietuvoje reikia tvirtesnio, dar tvirtesnio negu yra suvirinimas, negu kitose šalyse, nes manau, galėsim parodyti tas esminės klaidas, bet nelabai saugo, sakykime, įrankių lietuviai. Taip. Ypatingai, jeigu jie dirba ne ant savęs, o įmonės įrankiai. Visiškai. Tas nuosavybės jausmas. Žinai, kai atvažiuoji, patikrinį kalbant, mes ne tik tas karūnėlės gaminam, mes didelius grūžtus gaminam, tai kai atvažiuoja, sakykime, įmonių vadovai arba darbų vadovai, kurie atsakingi, tai matai, kaip jie prižiūri tas įrankius, ta prasme, kaip susideda ir panašiai, ir kai atvažiuoja žmonės, kuriem kažkas nuperka tą įrankį ir mes ten mikrono tikslumu atitaikę, lazerio siūlė tinkamo, patikrinę kiekvieną segmentą, atiduodam atsargiai atnešam į mašinas, atsidaro duris ir pradeda mėti tas karūnas. Ir po to skambina, sako, žinok, man kažkaip vienas dantis nelaiko. Žinai. Dar gal papildant tos kriterijus iš tikrųjų, ko žmogui reikia. Tai tu užsiminė, Tadas iš dalies apie tai kalbėjo, greitis prieš lyginant su resursu. Čia yra tie 2 esminiai kintamieji. Ir iš mūsų patirties, kiek klientų girdim, kiek kalbam, tai, sakykime, 90% bemaž vis tiek orientuojasi greitį, nes laikas pinigai, padarėjai darbą, eini kitą darai ir taip toliau. Ja, jeigu tu... Tai šitą santykį labai svarbu iškomunikuoti renkantis karūną. Tai tarkim, ką Tadas ir minėjo, mes dėl to labai siekiam bendrauti su klientu. Prasme, kad išsiaiškinti ne tik medžiagą, ne tik jo poreikius, bet to pasakoja parinkti daiktą, kuris nebūtų perteklinis elementariai, nes, jum, kaip sakyt, parduot gali viską, ta prasme, ir mes galim čia gražiai pašnekėti ir viskas gerai skamba. Bet kai įsiklausai iš tikrųjų, tau ar aktualų greitis, ar tu nori sutaupyti šiek tiek daugiau skylių išgręžti, į ką gręžti ir pagal tai parenki, pats viską pats prieš tai išbandęs, tai visai kitas santykis. Tai mes orientuojate į tai, o ne ten masiškai lentynas ir nebeįdomu, kas ten vyksta su tom karūnom. Taip, tai aš manau, galim pasižiūrėti, kaip sekasi mums įsigręžti be kalimo funkcijos. Tai dabar mes su tavim kartu gręšim šitą betoną kaip CE 50, 40, 50.
be su premium karūna, Taip. be kalėjimo funkcijos. Taip? Ir su nusirbimu, tai. Ir su nusirbimu. Tai pastatom čia kamerą kažkur ir pasižiūrim, per kiek laiko mes išgręšim šitą karūną. Oi, šitą skylę karūną. Painėjau visą laiką žodžius. Važiuojam. 3, 2, 1, startuojam. Tai ką mes turim? Kiek ten laiko? Beveik 2, ne? Tai mes turim Vekos mašiną, dabar gręžiam be pakalimo, su premium karūna. Ir tai užėmė pas mus beveik 2 minutės. Pabandom su pakalimu? Pabandom. Dar vienas dalykas, kurį mes rodėm, ko galima ir ko negalima, tai kaip matėt, biškį sujudinti reikia. Tai nėra problemos, takas vos gaunas ir dulkės geriau išeina. Kitas labai svarbus dalykas yra, kad gręžiant reikia ne užgulus laikyti ir savo kūno jėgą bandyti išgręžti, bet reikia dirbti pačiam įrankiai. Atsistojam patogiai, aišku, spaudimo kažkiek reikia, bet turim ne iš prakaito gręžti, o turim leisti įrankiai gręžti. Tai galim pasiekti ir minutę 30, kartais net ir minutę, bet kitas klausimas, kiek tokių skylių išgręši. Tai reiškia, spausti negalima, reikia švelniai. 3, 2, 1, go. Viena minutė 35 sekundės.
Beje, jeigu kas nepastebėjo, šitas žmogus sakė, kad negalima įremti ir pradėti sukti, bet taip ir padarė. Ne, čia jau padarytas kontūras yra. Ai, supratau. Tai aš tiesiog pasitiksliu. Tai va, realiai 30 sekundžių su pakalimu, 30 sekundžių greičiau, tai čia jau klausimas, ar verta permokėti tos kelis šimtus eurų dažnu atveju už tą mikrokalimą, bet, nu, čia, sakau. Čia yra maža skylė ir ant jos pusė, čia 8 cm, bet jeigu jūs gręžiat kokį 20 cm, tai jau galima skaičiuoti tą gręžimo laiką jau 10 minučių. Nebūtinai iš tikrųjų nuo medžiagos priklauso. Ten, kur daugiau, sakykime, pačio akmens yra, kur reikia, kad daugiau trupėtų medžiaga, tai skirtumas yra žvėriškas tiesiog vizualiai, matai, kai gręži paprastai ir trinasi, ir kai tas mikropakalimas tiesiog į betoną eina. Čia neužmirškime, yra vienas stipriausių armuotų monolitų. Nežinau, kol kas nepasirodė. Beje, šitoje vietoje, kur gręžiame, armatūra eina, ne? Eina. Turim mes kaip? Tai rankia, svetima. Neišsiima, reikia perf. Ai, tai aš ne tą daužau. Armatūra yra, nu, bet ne tokia stora, bet yra 1, 2, 3, iš tiesų 4 taškai, per kurios gręžiam. 4 taškai, per kuriuos gręžiam su armatūra. Nu, viršų kažkaip sunkiau gręžęs, vakar čia tai aš... Tai ką, galbūt nori dar papildomai pabandyti išgręžti su perforatorium. Mačiau, perforatorių turit? Aš gal kolegai perleisiu su turbo, nes man biškių... Aš atgalvojau viso to proceso metu, kol gręžė, aš stovėjau su laikrodžiu, man pavargo ranką laikyti, taip žiūrėti į laikrodį, tai ar nepavargo gręžti? Ne, tikrai ne. Patogiai stovėjom. Dabar reiškia, šitas pas jūs, aš kiek suprantu, 8. Ir tas SDS magnetinis adapteris, jisai irgi yra 8. Jo, tinka. Ja, tai tą reikia irgi įvertinti, nes šiaip patogiausia būtų padaryti 6-tukui. Nes jeigu kalbame apie elektrikus, dažniausiai naudojamas grąžtas yra 6 ir todėl jo kartais tų 6-tukų pastoviai yra dafiga, nors 8-tuką papildomai turėti irgi reikėtų. Tai dabar, kaip supratau, išgrįžiai tiesiog skylutės, įstatai centravimo grąžtas, tas centravimo grąžtas pas jūs, jisai išsiema, jisai su magnetu tiesiog prisikabina, kad niekur nepabėgtų. Kas yra labai, palengvina, nes nereikia to laužtuvėlio, ten iš vietoj 3 dalių yra 2 dalis, kurios labai lengvai išsiema, žodžiu. Tai tiesiog pasicentruoja. Nu, ta sistema su magnetu yra šiaip, bet nereklamuosim konkurentų. Bet tai yra tokie, kur SDS grąžtas įsistato irgi su magnetu. Bet SDS grąžtas negręžia. SDS grąžtas, jisai tiesiog, žinai, patogumas yra tame, kad tu visą laiką SDS grąžtą bet kokį turėsi. Šitą kažkur pamesi ir pametė ir tau reikia naujo. O su SDS, ta prasme, tu grąžtą SDS nesurasi. Bet man nepatiko iš esmės, jisai taip gerai nesilaiko, mes tą sistemą visą matėm. Aš jį pasiėmiau, man iš esmės nepatiko. Nu, jeigu esi biškiai atkaklesnis ir neprapisi daiktų, tai... Watch your language, dude. O, ką darom? Aš palaikysiu tą. Čia dėl visų mūsų plaučių sveikatos.
Nu ką? Grešim? 3, 2, 1, go! Palauk. Aš manau, neverta pabaigti. Ne. Parodė, kad galim išgręžti. Trauktų laukia, man. Nu kągi, galiu... Mintai pajodavę bus... Ką galiu pasakyti? Iš karto matosi, kas iš šitų ponų dviejų ponų išgręžęs daugiau skylių. Akivaizdžiai. Jo. Kaip matot, pusę skylės išgręžiam, laiko užėmė labai daug. Iš bėdos, jeigu jūs norite išgręžti vieną skylę, kažkur ten darant remontą, kaip ir mes kalbėjom prieš tai, tai galima tam naudoti perforatorių, bet jeigu jūs profesionaliai užsiimat elektros montavimais ar kažkokiais gręžimo darbais, tai geriausiai yra naudoti specialias mašinas su nusiurbimu, nes be abejo dabar naudojam irgi siurblį, bet dulkių čia vis tiek dafiga. Ir dar reikia neužmiršti, kad šitas segmentas būtent yra skirtas prie didelių apsukų. Tai jis iš esmės neveikia taip, kaip jisai turėtų veikti, net ir... Tai aš matau, jisai yra pajodavęs jau dabar irgi, apie ką aš nekėjau. Tai reiškia, jeigu būtų kažkoks lėvesnis segmentas, galimai jisai gręžtų geriau. Šiaip tai jo. O tarkim, būna karūnos, ant kurio būna 4 segmentai, yra karūnos, ant kurio būna 8 segmentai. Ar tų segmentų skaičius ant karūnų, ar jisai kažkaip įtakoja gręžimo, greitį, nežinau, resursą ir dar kažką? Kaip taisyklė, kuo didesnis skaičius dantų segmentų, tuo didesnis resursas. Teoriškai ir praktiškai, aišku, šiek tiek kenčia greitis, bet vėlgi, tarkim, ant 82 karūnos dedasi, mūsų atveju, jeigu tai yra 20 mm segmentas, 5 dantis, jeigu ten didesnis 24, tai 4 dantis. Tai čia toks yra pakankamai nusistovėjęs standartas, bet vėlgi, ką aš akcentuočiau, tai čia yra masėm tinkantis skaičius, bet mes, kadangi vėlgi esam gamintojai, patys virinam nuo iki tą daiktą, mes dar nepapasakom, kaip jisai gimsta nuo iki, bet mes galim pavarijuoti tą skaičių, netgi ir skaičių, ir segmentų rūšį kartais. Bet čia jau labai specifiniais tokiais atvejais. Šitas daiktas yra optimalus 99% gręžimo poreikių rinkoje, bet galima būtų dar jį modifikuoti pagal labai specifinius poreikius, pavyzdžiui. Aš dar pridėsiu, Bernardas iš esmės gerai atsakė tą klausimą, bet dėl segmentų skaičiaus tai mes esam pabandę vos ne žiedą užvirinti, sakykime, aplink tą karūną. Tiesiog testo metu testavom, kiek segmentų mes galim sutalpinti, virinimo parametrų ir taip toliau, ir tiesiog pabandėm, natūralu, neišmesti daikto, tai pragręžti. Tai kai tu turi beveik žiedą, tai tiesiog nebelieka vietos, kaip užsikabinti betoną. Kaip tariant, jis tiesiog abrazyvina šonus, bet nebelieka to tarpo, kuris biškai iškirstų, sakykime. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, labai daug pridėti segmentų, mums negaila tiesiog, žinai, galima pakoreguoti kainą, pridėtų segmentų, bet bėda ta, kad kai jie vienas labai šalia kito ir nesidaužo, tokiu būdu labai sunkiai atsiveria nauji segmentai. Tai vėlgi tada segmentų parinkimas turi būti kažkokie super minkšti, jų super daug, bet tas daiktas kainuos brangiai ir iš esmės jisai... Efektas. Efekto nelabai bus. Tai teoriškai pagaminti galim, praktiškai darom tai, kas
Žinai, taip nuoširdžiai kalbant, tai mes patys įmame rankas įrankius, o ne tik tais va čia sėdėm atsisėdę, parodysim, kiek tų medžiagų ir patys pasigaminę ir atsivežę iš fabrikų, kiek čia Lietuvoje radom. Tai kai mums jau tampa malonu gręžti, skilių išgręžus, mes tada duodam žmogui, nes visgi atsižvelgia tai, kad, tarkim, rozetėm konkrečiai gręžti, ne visą laiką tu atsistojęs patogiai gręžyti ant savo aukštį, ypač su mano ūgiu, kažkai kas tą rozetę montuotų tokiam aukštį. Tai kai reikia tau palei žemę kažkur rozetę išgręžti, tai tu pagalvoji apie žmogų, kuris, žinai, susilenkęs nepatogiai, tai kaip ir sako, gali masiškai, kaip Bernardas minėjo, parduoti, bet ar tas žmogus bus laimingas, žinai, tenais kaip čia gražiai pasakius, prasipirbinės. Pavargęs. Apie greitį. Jo, apie greitį. Tai papildant. Mūsų matymas yra, kad tame greityje dalyvauja 4 kintamieji. Tai visų pirma karūna, apie kurią mes čia plačiai pašnekėjom. Tai svarbiausia dedamoji karūnai yra segmentas, kaip kalbėjom. Tada eina galandinimas, apie kurį čia reiks dar atskirai šiek tiek padetalizuoti, kad atsivertų nauji segmentai, deimantų sluoksniai, gręžimo aparatas, kurį naudoja, ir pats gręžėjas. Ir apsprendžia viską nebūtinai ta tvarka, mes kaip juokaujam iš tikrųjų, šnekam daug apie karūną, bet gręžėją irgi reiktų į tą, kaip sakyt, visą formulę įvesti, nes mes, dalis to, ką mes čia dabar darom, ir yra galbūt tokia edukacija, kad žmonės ne iš piktos valios, kaip sakyti, nespecialiai savo apsisunkina gyvenimą, tai dažniausiai iš nežinojimo, ar ne, tai va šitoje vietoje iš tikrųjų reikia akcentuoti, kad gali būti geriausias segmentas, gali būti geriausia karūna, bet bus, pavyzdžiui, labai prasta technika, labai lėtai sukanti, neturinti galios, be pakalimo ir panašiai, arba gręžėjas apskritai neturintis patirties, nemokantis, tai kentės viskas, visa patirtis, greitis ir taip toliau, ir įrankiai tame tarpe. Tai va tas 4 dalis reiktų gal net atskirai padetalizuoti iš esmės. Tai gal tada ir paliečiam galandinimo akmuo, ar ne? Deimantai, taip kaip jie sudėlioti tą metalo lydinį, vadinkim, segmente, jie atsiverinėja sluoksniais. Tarkim, jeigu imant, kaip Tadas pasakojo, premium segmentus, jie yra sluoksniuoti tolygiai ir atsiverinėja tolygiai. Šiek tiek pigesni segmentai, tarkim, bet nenusileidžiantis pranašumų, tiesiog jie nėra tolygiai išdėstyti sluoksniais segmente, tie deimantai, jie atsiverinėja atsitiktiniu būdu, vadinkim. Ta prasme, vienam sluoksniui gali būti daugiau, kitam mažiau. Ta pirmąjį variantą, kuris yra sluoksniuotas ir tolygus, reikia ypatingai, kaip sakyti, atkreipti dėmesį į galandinimą, nes gali būti tiesiog, kad nuo nuolatinio labai stipraus spaudimo, labai didelių apsukų, ypač į metalą, vadinamas segmentas vadinamai užsiklynina, ta prasme, užsiklijuoja, užsideda tokia tamsi pilka luoba, kurią reikia kažkaip atidaryti. Tai čia dalyvauja galandinimo akmuo, tai yra abrazyvas specialus, net nepamenu, aliuminio oksidas, man atrodo, ar ne? Žodžiu, yra specialus akmuo, kuris skirtas būtent atverti naują sluoksnį deimantų. Tai vat, juos mes irgi turim ir naudojam. Tai čia yra turbūt profesionaliausias ir geriausias būdas. Kraštutinio atveju padeda šamotinė plyta, silikatinė plyta, abrazyvas kažkoks, tiesiog per segmento aukštį 10 sekundžių padrožti, kad atsivertų. Tai čia tiek apie galandinimą, kolega gal iš. Taip, tai čia yra galandinimo akmuo, apie kurį kalbėjom. Ir kai grąžtas pradeda sunkiai dirbti arba patį pirmą kartą paėmus grąžtą, kada nuimti dažus ir atvertą pirminį sluoksnį, geriausia yra bent kartą įkišti. Kiaurai akmens pragręžti nereikia, jį galima naudoti daug kartų ir kaip mato, čia daug skylių šone viena kitos padaryti ir dar čia galima daug kartų galas, tai jau užtenka pakankamai ilgam. Elektrikam, kurie nenori nešioti sunkaus didelio akmens, mes siūlom jau atvažiuoja pusę šito akmens dydžio, kad būtų patogu įsidėti ir į dėžutę. Tai šitą galandinimo akmenį, manau, ir pas Manfredą galite jau įsigyti bus. Dar tą momentą nesu tikras.
Tai va, tai gal ir parodykim, kaip čia naudoti akmenį, ne? Pasidedam ant žemės, išjungiam būtinai kalimo funkciją. Kodėl? Todėl, kad jisai gali pradėti važinėti po akmenį ir natūraliai ištrupės vietos, kurios vis dar gali būti naudingos. Tai elementariai taupant medžiagas. Tai vad galim kišti į... Galiu pabandyti? Be abejo. Parodyk, kaip atrodo ant to. Iš karto dantis matos, kad pradeda verti segmentai. Nebėra jokių užsiglūdinimų. Kadangi segmentas dar pakankamai naujas, nesimato viso darbinės vietos. Aš tiesiog įsivaizdavau situaciją, tarkim, gręžia hebra monolitinį kokį būtą, ne, abrazyvo niekur nėra. Į grindis pagalanda, įsteškiai jo kaip abrazyvas. Klientas ateina visas grindis su rutuliukais. Yra daug variantų. Čia liaudės išmintis matėm ir kaip su raktais daužo per segmentus ir kai su bulgarkė atsiverinėjo. Tai... O su bulgarkė kaip čia? Tinkamas variantas? Nu, kaip tinkamas, įmanoma ir gali. Iš bėdos iš tikrųjų tai nėra blogiausias būdas, jeigu nepadarysi kvadratinio, sakykime, iš apvalaus. Tai kažkiek neturint ten įrankių ir ten tos plytos, tai galima truputėlį praeiti ir jį atsiversi. Bet koks būdas, kuris negadina iš esmės įrankių, yra geras. Esmė, kaip Bernardas ir minėjo, kai užsideda ta plėvelė nuo labai dažniausiai kietos medžiagos ir žmogaus dar iki galo nemokančio gręžti, kad jisai arba reikia stipriau spaust, arba tiesiog ant tų apsukų vietų laikyti ir kažkaip pragręž, tai ne, iš tikrųjų lengviau yra išimti, pagaląsti ir toliau važiuoti. Kaip taisyklė tiesiog tokį principą, kad jis suprasti, nes kaip mes minėjome, mes gaminam ir ilgesnės karūnas, bet elektrikam, ta prasme, tas trumpa 7 cm, tarkim 8 su segmentų stiklinė, jinai ypač gręžiant su siurbliu sudaro labai gana stiprų traukimą, tokį vakuumą. Ir kaip principas turėtų būti, kad tos jėgos traukimo ir minimalaus spaudimo turėtų užtekti, kad segmentas gręžtų, kad karūna gremštųsi. Jeigu tu jauti, kad jau 2, 3, 4, 5 minutės tu stovi vietoje, tai kažkas ne taip. Ta prasme, dar stovėjimas pusvalandį nieko nepakeis. Tu traukiai lauk ir tu žiūri, kokia situacija su segmentu. Jo, dėl šito jo, esu pats jo pabandęs ne vieną kartą, ta prasme, kai gręži ir nejauti, kad gręži, ir kai gręži ir, lygtais monolitas, lygtais sunku, lygtais neeina, bet tu jauti, kaip tą pačią medžiagą kabina. Beje, pats paminėjai apie siurblį. Ir čia irgi yra klausimas, ar gręžimas su nusiurbimu, gręžimas be nusiurbimo, galbūt šlapias gręžimas, ar tie dalykai įtakoja tą gręžimą ir gręžimo greitį, galbūt pačių segmentų tą irgi resursą. Čia du skirtingi, tą klausimą du skirtingus galim skaidyti. Tai šlapias ir sausas gręžimas ir su nusiurbimu, be nusiurbimu tas pats sausas gręžimas. Tai kalbant šlapias ir sausas, tai nemačiau, kad su šitom karūnom kažkas naudotų šlapią gręžimą, nelabai įsivaizduoju, kaip ir jį pajungti. Tai čia mūsų yra daugiau tų didžiųjų įrankių, didžiųjų grąžtų, šlapias ir sausas. Tai jisai labai skiriasi, sakykime. Kadangi mes patys bandėm, tai šlapiai gręžti yra grynas malonumas. Tu tiesiog staklę suki ir nesijaudini, ten kernas užstriks, neužstriks, dulkių bus, nebus, nulūž, nenulūž, tu tiesiog eini ir viskas. Pirmas dalykas, daugiau segmentų yra uždėta, tai mažesni tarpai, jisai labiau abrazybinis. Antras dalykas, jie pastoviai užžinasi, tai turi būti kitas visai lydinys, nes prie žemos temperatūros jie turi atsiverinėti segmentai, kai tuo tarpu sausai gręžiant užkaista ir kai užkaista, prie tam tikros temperatūros turi atsiverti sausi segmentai. Tai iš esmės pati segmentų struktūra skiriasi. Bet apie šitą kalbant su nusiurbimu, be nusiurbimo,
Čia taip atvirai pasakius, Bernardas, aišku, gal plačiau papasakos, nes daugiau bendrauja, sakykime, su klientais, bet įvairių nuomonių ir aš pats bandžiau, nėra taip, kad ten būtinai su nusiurbimu gręž greičiau arba be nusiurbimo gręž greičiau. Čia priklauso kokia medžiaga, su kokiu įrankiu ir pagaliau svarbiausia, su kokiu segmentu žmogus gręž. Tai mano atveju yra buvę į tą pačią medžiagą, be nusiurbimo, tiesą pasakius, vos ne geriau gręžia. Bet aš tada supratau, kad mūsų siurblys buvo užsikišęs. Ir kai tą siurblį filtrus išvalėm, viską išvalėm, uždėjom, tai gręžia panašiai ir gal net ir geriau. Bet esmė, aš manau, patiem elektrikam yra, ar jie nori dulkėse būti, ar jie nori švariai darbą. Nu jo, bet aš tą irgi norėjau paminėti, kad vieną kartą gręžiau, vieną video irgi esu padaręs apie tą gręžimą ir sakiau, kad lyg tai su siurbliu kažkaip siurblį atjungi, jinai ir eina. Prijungi siurblį ir jinai kažkodėl neeina. Bet gal reikėjo siurblį pavalyti pirmas dalykas, o antras dalykas, aišku, greitis greičių, pinigai pinigais, bet jeigu tu gręši be nusiurbimo, pilnas dulkėse ir kvepuosi tom dulkėm, tai kažin gal tau po 10 metų jau ir nereikės tų pinigų. Tai jeigu yra galimybė, geriausiai visą laiką naudoti siurblį ir gręžti su siurbliu. Su vandeniu tai elektrikams nepatogu. Čia būtų nauja. Bet nebent, žinai, vienas gręžia, antras su buteliuku pilsta. Skylutę padaręs. Sakė, daug bendraujat su klientais. Pamiršau klausimą. Minėjot, kad patys esat praėję tų gręžėjų visą kelią ir kad patys gręžiojat, bandot ir matau stendą pasidarėt, dar laukia irgi neblogas toksai stendas yra padarytas. Ar skaičiavot, kiek esate padarę skylių? 100 mes esam jų išbandę, iš tikrųjų. 100 čia tų ilgų skylių ar tokių paprastų, kur... Rozetėm gręžti. Rozetėm gręžti. 100. Ir, ta prasme, skirtingas medžiagas, tiek į armuotą monolitą, tiek į betono blokelius, tai ta patirtis tokia gana plati. O ar bandėt gręžti į kokį nors paprastą silikatą? Be abejo. Tai viena iš medžiagų, kurią... Ir šiaip iš pojūčių, į kokią medžiagą jums daugiausiai patinka gręžti? Į putplastį šiaip fainiausiai yra, jo. Į putplastį bandžiau, man nepatinka, nes pabėga karūna nuo vibracijos ir išdaužia labai skylę. Jo, parodysim tam tikrais segmentais į silikatą gręžti, pavyzdžiui, yra vienas malonumas, ta prasme, kur tikrai toks pjovimo jausmas, kad net nereikia pastangų. Striblys daro savo, tai tiesiog prilaikai grąžtą. Kodėl NOX ir karūnos yra geriausiai gręžia Lietuvoje? Grįžtam prie to, kad geriausiai tam konkrečiai žmogui, tai konkrečiai situacijai, tai konkrečiai medžiagai. Yra daug ir gerų karūnų. Mes kaip minėjom, jeigu pritaikom daiktą tai konkrečiai situacijai, jinai ir yra geriausia. Ir kaip minėjom, kaip dar papildas prie geros patirties grįžimo yra gera kaina. Tai tas santykis mūsų akim yra geriausias. Tai siekiant atspindėti kuo realiau, ta prasme, sąlygas, su kuriuom klientai susiduria, mes patys asmeniškai išsiliejom ten perdangos plokštės kokybės betono, ta prasme, susiliejom jį į pilnavidurius blokus su 12 mm armavimu. Ir bandėmės, ta prasme, pačias rozetinės tos karūnėlės. Tai čia bene sudėtingiausia ir kiečiausia medžiaga, kurią bandėmės. Bet jeigu išgirdom iš klientų, kad yra tas vadinamas suvibruotas naujas betonas, iš kurio lieja tuos naujus blokinius namus. Ta prasme, tie Relko, Eikos statybos, nauji blokiniai namai. Tai ką mes padarėm, tai susipjovėm vieną sieną iš betono fabriko, žodžiu, ir atsivežėm čia ir atliekam bandymus tame tarpe šiandien ir gręšim į tokį betoną. Tai jo, patys pasakėt, kad gręšim ir aš norėjau paprašyti, gal pademonstruosim. Tai kas čia yra pas mus per betonas?
Tai čia yra vadinama C40, C50 klasės betonas, tas vibruotas, naujos statybos, naujos kartos. Tai čia išsipjovėm jos fragmentą ir bandysim pagręžti. Tai su kom šiandien gręšim? Su mūsų premium klasės karūnėlė, kuri būtent ir skirta jau kiečiausiam, sudėtingiausiam medžiagom. Iš esmės labai stipriai armuotas betonas, perdangos klasės netgi betonas, ta prasme, ten, kur daug akmens, jisai būna kaip taisyklė suvibruotas labai smarkiai, tai labai tankus, sutankintas. Tai šita karūnėlė, jinai, kaip minėjom, turi korėjietiškus sluoksniuotais deimantais segmentus, tai jisai būtent ir skirtas labai sudėtingom, sunkiom medžiagom. Tai ją ir bandysim šiandien. Ir aišku, pabandysim tą paprastesnę, vadinamą pigesnę karūnėlę, kaip jinai iš tikrųjų, kai klausai prieš tai yra universalių karūnų, tai jeigu karts nuo karto papuola vieną kitą skylį išgręžti, sakykime, tokį objektą, tai parodysim, kad tikrai įmanoma su gera įranga puikiai tą padaryti. Tai ką, nuo ko pradedam gręžimą? Pradedam nuo to, ko nedaryti, arba kitaip tariant, kodėl lūžta dantis. Super. Sakė, daug bendraujat su klientais ir ar atsiranda pas klientus, ta prasme, būna taip, kad klientas pats nežino, kokios jam karūnos reikia ir ar turit kažkokį atsakymą, kaip jam išsirinkti tą karūną ir, ta prasme, sakė, tu bendrauji daugiausiai su klientais. Tai praktiškai visi nežino, ko jam reikia, iš esmės. Bet pirmas mūsų klausimas ir yra, tai ką tu ten gręši, iš esmės, čia yra esmė, iš tikrųjų. Pagal tai parenki tą karūną tada. Įtakoja, ko gal dar tos trečios dedamosios nepakalbėjom, tai yra įranga, su kuria gręši. Ir čia turbūt reiktų išskirti dvi rūšis, tai yra greitaeigiai gręžtuvai, skirti būtent tam, ta prasme, tiek savo jungtim, kad gali paimti daiktą, tą karūnėlę mūsų standartinę ir užsisukti, arba yra dar tas perforatorinis gręžimas, ar ne, kur, tarkim, su profesionaliais įrankiais dirbant su šitom karūnėlėm, tarkim, ir visom tom premium klasės karūnom mes to nerekomenduotumėm, tiesiog pasiruošę sugaišti daug laiko, nes premium klasės karūnom reikalingas didelis apsukų skaičius. Prasme, mūsų premium karūna praktiškai ant visų jų. Mes rašom, kad 2000 plius RPM per minutę apsisukimų. Tai perforatorius, geriausiu atveju suka turbūt 1,5, jeigu ten galingas. Aišku, ten visokių būna, bet žodžiu, tai ką gręši, su kuo gręši ir ten tada jau detalės. Kokie tavo tikslai? Kokie tikslai, ten su siurbliu, be siurblio tiesiog dvi modifikacijos, ta prasme, kur yra šlicai padaryti, ar ištraukti su siurbliu, ar per šoną išeiti. O nebandėt šitų, kur yra toksai, jisai irgi siurblį uždedi toks kaip angalis, jisai siurbė tą orą, pridedi, jisai ten vos neprisisiurbė prie sienos ir tada jis kaip ir iš šono. Gręžiu, tokių nebandėm. Aš tik dar truputėlį į tas padangas grįšiu, kaip Bernardas labai gerą tokį pavyzdį paėmė. Tai kai vyksta drago lenktynės, žinai, ir būna uždėtos tos lygios tokios padangos, kad sukibimas geras būtų. Tai su šaltom nieks nevažiuoja, nes jos tiesiog po visą kelią skraido, jos turi tą darbinę temperatūrą pasiekti, kad pradėtų veikti. Tai čia visiškai lygiai taip pat su segmentu, sakykime, pasiema premium segmentą, užsideda ant preparatoriaus ir skambina, sako, čia šūdą pardavėt ir nieko jisai negręžė, nes jisai negali gręžti, nes jis net nepasiekė savo darbinės temperatūros ir tiesiog vietoj vėlėsi ir iš karto to lobė nuo pačios pirmos skylės, tai prasme, jisai pradėjo gręžti ir zulina vietoj, tai ne, jisai neveikia. Gerai, čia apie įrankius kalbėjom, ką šiaip aš nustebęs net ir pas meistrus, dažnu atveju jie gręžia su perfais. Ką jūs manote apie tą gręžimą su perfu? Pasirinkimo reikalas, jeigu čia manau tu geriausiai tą klausimą atsakysi, nes pagal darbo apimtį iš esmės. Jeigu tu dažnai tą darai, tau tai reikalinga, tai it's okay. Gręžk
su normalia įranga, su kuria reikia gręžti. Jeigu tu gręži 1-2 skyles į savaitę, nu, ar tau tikrai reikia tos įrangos, nu, jau spręsk pats. Tai, nežinau, labai, labai sunku atsakyti, bet, nu, tu fūros neperki, kad vaikus nuvežtum į mokyklą, ar ne? Tai... Na. Jo, čia su analogijomis mes pradėjom, tai, žinai, turbūt ir su mediniu šaukštu, žinai, prasigrėmši ten tą sieną. Iš kalėjimo pabėgsi, iš tada po 50 metų, žinai. Bet jeigu pasimsi perfoną, tu, žinai, išsidaužysi skylę per valandą. Bet čia ne mūsų target. Tai, nu, bet vat nuskambėjo tas terminas, žinai, medinis segmentas, tai jų yra pilna rinkoje. Ir jie išgręž skylę, bet jie išgręž skylę per N kartų ilgiau. Ir jis nėra savaime blogas segmentas ar blogas daiktas, gal yra klientas, kuriam tas tinka. Tai va čia yra esmė, kad tikrai turim klientų, kurie sako, man reikia, kad ten 100 skylių gręžtų, žinai, ir liktų nukam, ta prasme, tą karūną. Tai, nu, turim tokį, va, kaip Tadas minėjo pradžioje, kur mes ten bandėm. Dar liko likučių. Bet mes, nu, nesiūlytume jos taip sveikų protų žmonėms. Jeigu kam reikia, galima. Taip. Į Skelbiu LT mes pačyrikę. Tikrai pasistumėjome prieš. Tai va čia yra esmė, matyti, kad kiekvienam savas daiktas. Man irgi čia buvo atvejis, padariau video apie tą gręžimą, papasakojau apie atverimo akmenį, apie įrangą, kad turi būti, ir man vienas ten elektrikas pažįstamas, bendraujam gerai, rašo. Ta prasme. O mes prieš tai su jie bendravom, sakau, va, žiūrėk, yra karūnas, gal nori išbandyti. Ne, normaliai, aš turiu ten kažkokį, jau milijonas kelių su jie išgręžęs, perfų gręžiu, viskas okei. Padariau video, ten monolitą gręžim ir ten realiai, ta prasme, 1,5 minutės monolitas skylė. Monolitas tik tai, kad nermotas buvo, bet 1,5 minutės, čia vis tiek, nu, geras rezultatas. Ir jisai man rašo, ta prasme, 1,5 minutės. Jisai, ta prasme, ne iš to, man, ta prasme, 1,5 minutės ant monolito. Tai aš sako, po 5 minutės silikatė. Tai atsiunčia už ten kelių dienų nuotrauką, reiškia, pasiėmęs jau profesionalų įrankį su mikrokalimu. Sako, nu, davai, siūsk man savo karūną. Tai va, tai žmogus liko, ta prasme, perėjęs nuo perforatorių su mediniu segmentų prie profesionalios įrangos su gerais segmentais, jisai tikrai liko patenkintas. Ir va čia tas įdomu, kad, nu, dažniausiai elektrikai, nu, nesupranta. Čia ne tik elektrikai, visi žmonės dažniausiai. Aš taip darau ir aš taip darysiu. Nu, taip neturi būti visą laiką. Čia labai gera tema yra apie įrangą, nes įranga, nu, yra ta antra dedamoji, ne? Viena iš svarbiausių iš esmės. Ir įranga yra investicija, faktas. Ta prasme, yra Ebenštokas turbūt nuo 500 iki Veka, kurios mano pranašesnės, 900 ir į viršų. Bet tada matematika yra paprasta. Tu skaičiuoji visgi, kiek tu skylių tą patį monolitą turi išgręžti. Jau nekalbant, kad tu naudosi premium karūną su ta įranga, ar ne? Ir jeigu tu skylę skaičiuoji, ten, tarkim, tu persamdytum ją už ten, nežinau, nuo 5 iki 10 eurų matyti, ar ne, tu pasiskaičiuoji, kad tau netiek jau daug skylių reikia išgręžti, kad tau tą įrangą atsipirktų. Tai apie tą progresą kalbant, tiesiog labai blaiviai prisėsti ir įsivertinti ir tikrai dažnu atveju su klientais pasikalbam, jie grįžta ir sako, žinai, nu, iš tikrųjų, per kokius metus ten, kuriam per mėnesį atsiperka. Per objektą. Per objektą. Tai šitas yra mums svarbi vieta. Tai gerai, va tai yra tas paraštukas ir kaip privirinami dantis. Virina kažkoks žmogus, Bernardas virina, ar čia kažkoks kitas procesas? Jo, tai virinimo procesas ganėtinai sudėtingas. Aš laikau su repliam segmentą, o Bernardas susvarkė virina. Tai norint padaryti tiksliai yra labai sunku. Tikiu. Ypač jeigu pavargė. Jo, kad taip iš tikrųjų neįvyktų, mes investavom žvėriškus pinigus į pirmą pabaltį lazerį. Tai 23 metų triumfas ir pilnai automatinis virinimas. Ką reiškia pilnai automatinis, kad jisai išsipozicionuoja segmentą pagal kiekvienos kraštinės
tiksliai pasimatuoja, kiek yra diametras, tekinant vis tiek kažkokia paklaida yra, nedidelė, bet yra, tai gali būti 80,005, tai jis automatiškai segmentą pakels į viršų arba nuleis žemyn, kad būtų idealus takas ir kad būtų išsikišę tiek viduje, tiek išoriai vienodai. Tai yra labai svarbu, kad ir dulkės išeitų ir kad būtų tinkamas takas. Tada pačios staklės prineša segmentą iki vietos, mes 3 laipsnių kampu plieną įvirinam į segmentą. Ir gaunasi tokia sintezė, kad susilieja segmentas su plienu. Ką tai reiškia? Turim, kaip pavyzdys, bandymus, su kiekviena karūna mes juos irgi atliekam, kad greičiau atlinks pats vamzdis, nei nulūž pats segmentas. Tai kalbant apie segmentų nulūžimą, sausam taip, sausam gali nulūžti, nes kitos temperatūros dirba ir truputėlį kitokie segmentai. Šlapiam grįžimui, kai mes suvirinam, iš esmės, norint jį nurauti, nesurėpliam, tu negali jo nurauti. Tai gerai, karūna yra štekinama, prie jos privirinami dantis. Kokie procesai toliau, ar jinai kažkaip tikrinama? Testuojama, taip. Testuojama, tai gręžiat, Ne, tai yra newtonmetrinis raktas. Kad būtų tikroviškiau, paėmėm jau gręžtą karūną, ką tik nuo gamybos, tai jinai jau turi turėti silpnų vietų. Čia yra nustatytas komercinė paslaptis koks tikrinimo. Bet čia bliamų jau. Tai taip patikrinama, vėliau. Vėliau produktas dažomas, pakuojamas ir siunčiamas į Eltį ir šelčia žmonėm. Čia gera schema, man patinka. Dabar dažot patys, nedažot? Ne. Turim partnerius, visko gaminti mes negalim, tai turim pasirinkti, kur investuoti. Na, supratau. Tai dažymą patys savo neturit, vežat, tai kai kurios karūnos, mačiau, yra nudažytos, o segmentas ne. Tai čia kažkoks kitas procesas, ar tiesiog kažkaip apsaugo dantis? Ne, tiesiog atsisakėm šito proceso, nes kiekvieną dantį užklijuoti prieš dažymą iš tikrųjų užtrunka labai daug laiko. Ir iš esmės... Kai gavom pirmą sąskaitą, pasakė, mums to nereikia. Nu tai. Panašiai iš tikrųjų, jo, tai grinai kaštai, nes iš esmės tik pradėjus gręžti jau kaip ir tų dažų nelieka. Iš tiesų jų nelieka. Tiesą pasakius, apskritai dažymas yra prekinė išvaizda. Funkciškai daiktas, jisai... niekaip nuo to... Nestovi lentynai po žmogų kažkur ant baro. Tik tai pas mane. Bet tik tai iki to momento, kol neišvažiuoja arba į mūsų objektą, arba pas mūsų klientus, kurie įsigijo karūną. Ne, minėjot, kad virinasi viskas lazeriu, tai kaip tai įtakoja produkto kokybei, ar yra kažkokie kiti būdai ir kodėl pasirinkot būtent virinimą lazeriu? Yra pigus būdas lituoti su sidabru. Jisai gali būti tinkamas su šlapiam gręžimui, tai yra žemos temperatūros. Tuo tarpu gręžiant, kaip matėt, ir drėlė užkaista ir natūralu nuo trinties ir pats segmentas užkaista. Tai sidabro lydimosi temperatūra yra labai žema ir natūraliai labai susilpnėja siūlė sudirbti. Tai tiesą pasakius, nemačiau, kad sausam gręžimui būtų kokybiškas daiktas su sidabru. Tai lazerių reiškia, jūs išgauna tą, kad tvirta suvirinimo siūlė ir jinai nebijo temperatūros. Taip, ir kitas dalykas, kai tu su sidabru, tai tu iš esmės tik tai sulydai paviršius du. Mūsų lazeris, tu tarp investuota papildomą funkciją, ta vadinama skeneris, tai jisai virina ne tiesią siūlio, jisai užvirina tokių vadinamų zigzagų, mikro. Tai natūraliai siūlė yra platesnė ir susilieja daug daugiau ir pačio deimanto ir plieno, tai tampa vientisas kūrinys. Nauja metalo forma. Tai ar visos NOX ar karūnos yra skirtos gręžti su mikrokalimu, ar vis dėlto ne visos? Visos. Visi segmentai yra pritaikyti mikropakalimui iš esmės. Bet ne makro pakelimui, kaip kalbėjom su Perfo, o mikro pakelimui. Tai šitą reikia akcentuoti. Visi, kaip pagrindiniai gamintojai, Benštokas, Veka ir kiti galbūt, dabar jau AGP nepaminėjo. AGP tame tarpe įvedinėja šitą mikro pakelimo funkciją ir jie praktiškai visi turi. Bet nuomai kažkada norėjau paimti į Benštoką, jie nelaiko, sako, jie labai gesta į Benštokai su mikro pakelimu. Visi mikropakalimo įrenginiai turi tendenciją gesti, nes tai yra papildoma judanti dalis.
ir pastoviai vyksta daužimasis, tai tie krumpliaračiai, kadangi jie pastoviai daužosi, jie išdyla. Nu, tai čia nesvarbu kokie darbė. Dabar dėl jūsų karūnų labai, ta prasme, šiaip rinkoje, aš atsimenu, net tos pačios tokios premium, jinai yra pakankamai trumpa ir tu ta prasme, paskui dar būna neatkreipsi dėmesio, prigrįžys keliu, atvirai tepti dėžutės ir tau visos dėžutės nedaeina. Tai va, čia irgi labai svarbus klausimas, koks, va, ne, aš žinau, kad pas jūs yra tokios karūnos ir tokios. Jo, bet va ta, va, kur elektrikams grinai skirta 8-2 karūna, kokia jinai yra gylio, ta prasme, ilgio. Tai jinai yra 7 vidinės darbinės ir plius segmento aukštas. Tai priklausomai nuo segmento gali būti apie 1 cm, tai apie 8 cm. 8 cm. Čia vėlgi viskas gimė nuo to, kad mes irgi pagaminom pradžiai standartinės, tas mažesnės karūnas, nes Vokietijoje buvo standartas. Mes, kaip žinia, pagrindę orientavomės į eksportą, bet po to pradėjom klausyti vietinės rinkos, kad žmonėm reikia. Tai iš esmės mes viską adaptavom Nokserį pagal lietuvius ir į kitas šalis iš esmės skiriasi tik tai segmentai. Nes lietuviai, kaip žinia, yra reikliausia rinka, kiek mes išsityrėm, nes jie viską žino, viską supranta ir jie nori, kad gręžtų ir ilgai, ir greitai, ir nelūžtų, ir dar geriausia, kad būtų, jam pačiam nieko daryti nereiktų, uždėjo ant sienos ir patys darbą padarė. Ir dar kaip būtų, jo, tai čia tokie daug kriterijų. Bet jeigu Lietuvoje tu sugebi pagaminti tą daiktą, tai visur kitur iš tikrųjų yra jūra iki kelio. Tai mes, vertinam teigiamą prasme tą reikalumą, iš tikrųjų tas ir stumai. Gerai, o dar dėl diametrų pačių, šiaip aš irgi, kai darau kokį video apie grinai gręžimą arba kur egzistuoja kažkoks gręžimas, ten iš karto, kodėl tu su 8-2 gręži. Bet aš su 8-2 gręžiu, nes čia gali būti net turbūt atskira video tema galima padaryti, kodėl aš gręžiu su 8-2. Bet, nuo ten pat pradžių, kai pradėjau dirbti elektrikoje, tai jau, reiškia, įmonė man davė gręžimo mašiną, davė 8-2 karūną ir sako, gręžk. Ir aš gręžiau. Iš tiesų, ką aš gaunu, aš paskui sudėjęs tas dėžutės, aš jos įtepu, išlyginu, kiek man reikia, su 7-2, tai jau tada, man atrodo, jau 100% reikia nupjauti galus ir mano tas, jau klaidų mažiau galiu daryti, ta prasme, jeigu pas mane pabėgs kažkur skylės, tai aš neišlyginsiu, man reikės daužyti. Ir su šiam 8, tai tik tam tikrai specifiniais atvejais reikalinga šiam 8 karūna. Tai jūsų, nežinau, išvalgom, kiek suprantu, prie 7-2 karūnų taip ir nepriėjot ir šiam 8 irgi nepriėjot. Tai nėra poreikio ar tiesiog jūs nenorite? Mes 68 turim, mes tiesą pasakius tik neturim jom net pakuočių sukūrę, nes paklausa yra itin maža. Tai daugumą žmonių tiesiog jas nusipirka, mes ir dabar užsakymą padarėm, kad jas ištekintų. Čia, sakykime, už sienos labiau, valstybinės sienos yra šalių, kur reikalingus yra 68. 72 yra super nepopuliarios, Latvijai, sakė, berods yra vienintelė gal, kur populiaresnis jos yra. Bet jo, Lietuva padiktavo tiesiog patys elektrikai, ko jam reikia. Tai mes viską, ką darom, iš esmės stengiamės, kad klientui būtų gerai. Ta prasme, mūsų tas gaminys, kaip sakai, mes ne tik nusipirkom lazerį ir po to galvom, ką daryti. Ne. Mes išsiaiškinom, kokia yra problema ir mes tą problemą išsprendėm. Čia, manau, sėkmingo verslo yra esmė. Surasti problemą ir ją išspręsti. Tai mes tokiu principu ir dirbam. Tai kiek supratau, su perfu gręžti galima, bet tada reikalingas adapteris. Kantrybė, bet iš bėdos gręžti galima, bet nerekomenduotina. Galima, jeigu reikia, galima, kodėl ne. Bet sakau, priklauso, jeigu tu namie daraisi remontą, gręžk, jeigu dirbi taip, kaip tu dirbi, tai kaip ir sakai, gali per objektą atsipirkti ir tos krūmas ir tą naują įrangą. Čia visiškai nuo žmogaus, ko jam reikia. Šitoje vietoje galima gal tokią mini reklamą įdėti, kad jeigu dvejojat,
atvažiuokit, duosim pasibandyti su perfu, duosim su greitaigiu, su mikropakalimu. Ta prasme, pamatysit skirtumą, pamatysit kainas, vertinsit, kiek jums reikia išgręsti kelių ir apsispręsit. Ta prasme, čia tikrai mūsų tikslas yra, nes mes gaminam ne įrangą, mes gaminam įrankį, kuris dedasi ant įrangos. Bet be geros įrangos tas daiktas mūsų irgi neatskleidžia savo visų gerųjų savybių. Tai mes labai suinteresuoti, kad žmonės tiesiog pasilengvintų savo darbą ir tuo pačiu imtų gerą karūnėlę gręžti, o ne kažką kitą. O mikropakalimas, tai čia kai ant perforatoriaus gręžimas su smūgiu, tai čia mikropakalimas? Čia makropakalimas. Čia jau makro. Čia kaip pat perforatoriaus su tuo, tai yra taip pat kaip grįžtant prie automobilių raidė, tai raketa. Ne, mikropakalimas yra ant specifinės įrangos, grinai skirtos gręžti su tokiom karūnom, deimantiniam karūnom. Ir ten yra būtent ta funkcija, kad jisai labai po truputį, ten ne vibracija, bet toks, keistas jausmas iš tikrųjų. Ne perforatoriaus pakalimas, čia yra esmė, mes nupiešėm plaktuką, kad negalima jo naudoti. Bet aš galvoju, kad čia... Mikrošok mes užrašėm, kad būtų aiškiau, nes, kaip žinia, pas mus yra tauta įdomi, kur vienas kitas atsiranda, kad mikropakalimas ir jam pakalimas, kiti žodžiai nerūpi, tai... Tai va, jeigu kas planuoja gręžti bet kurią karūną, kuri parašyta mikrošok arba mikropakalimas ar dar kažką, tai čia tik profesionaliai įrangai. Tas mikropakalimas, kuris yra ant perfos, čia yra gręžimas su kalimu ir čia visai kita ir dantis liks jūsų sienai, tai čia net galit nebijoti dėl to. Jūs labai daug akcentuojate ant to, kad jūsų, ta prasme, jūs orientuoti į profesionalus, kad jūs nori dirbti su profesionalus ir kad jūsų įranga yra profesionali, bet kainos atžvilgių, kainos laikosi taip truputį žemiau negu kažkokių top brandų, kurie sako, čia for super profesionals. Tai kodėl yra taip? Tai trumpas atsakymas yra, kad klientas gauna iš pirmų rankų daiktą, be jokių tarpininkų, iš esmės. Tai čia, aišku, jeigu eina tiesioginis pardavimas, tai čia, nes visgi, jeigu tai paėmus tą rinką mūsų, tai nuo ko mes ir pradėjom, kad kainos kokybės santykis mūsų atžvilgiu mūsų požiūriu buvo netinkamas. Ir tai didžiausia to dalis yra mažmenininko, per pardavėjų maržos iš esmės, nes tiesioginiai gamintojai visi deimantinių įrankių yra ne Lietuvoje, net ne Pabaltijos šalyse. Ir jie atvažiuoja iš visur, iš Vokietijos, Korėjos, Austrijos ir panašiai. Tai mes esam gamintojai, duodam iš pirmų rankų daiktą tiesiai klientui. Kas mums leidžia, ta prasme, patiems susioptimizuoti, tai vėlgi patirtis didelė gamyboje, daug automatizuota dalykų yra ir kolegos kitoj srity gamybos visą tą patirtį perėmėm ir mes gebam tikrai našiai padaryti tą patį kokybišką daiktą, jį ištestuoti ir atiduoti už tinkamą kainą. Tai, čia gal toks ne visai tinkamas pavyzdys, bet tarkim, Lidlo prekės daugelis ten tų premium brandų irgi eina ten, bet kainos jų už tą patį gerą daiktą, pavyzdžiui, burata, itališka, yra kokybiška, bet pigi. Tai toks atrodo paradoksas, bet mes jį galim pasiekti iš tikrųjų. Ir manau, esminė sudėdamoji, tai tiek atsirinkant savo partnerius, su kuriais dirbom, jų tikrai yra labai nedaug. Tiek mūsų iš savęs, kaip jaunų žmonių, tai nėra didelis godumas. Nes, ypač savai rinkai, man labai juokinga būna, kai lietuviška produkcija Vokietijoje kainuoja pigiau negu Lietuvoje. Tai aš šito niekada nesupratau ir nesuprasiu. Mes truputėlį patriotiškiau šito vietoj žiūrim, kad saviem turi būti pigiau negu kitiem. Tai tiek partnerius rinkdamėsi žiūrim, kad ten... Čia vėlgi tą patį klausimą, kodėl mūsų nėra didžiuosiuose tinkluose, tai viena iš priežasčių, kai tu sužinai jų maržas,
kai tu žinai, kiek tavo procesas kainuoja, kad tu tą įrankį geras, stengtumės, padarai visą darbą ir tu ten pasiėmė X procentą, o kažkas tą darbą tiesiog paėmęs ir įdėjęs į lentyną, pasiema X plus, nežinau, ar čia skaičiais, bet yra tokie skaičiai, kur iš tikrųjų mes atsisėdam, užsižiūrėjom ir sakom, ačiū, bet čia yra žmonių apgaudinėjimas. Tai ja. Neleidžiat kitiems užsidirbti. Gal ne visai tai iš tikrųjų. Turbūt pradėjom šitą pokalbį nuo to, kad tikslas yra padaryti gerą daiktą už gerą kainą. Atrodo neįmanoma, bet jeigu tu nuoširdžiai stengiasi ir bandai, testuoji, įsiklausai klientą, tai įmanoma. Prasme, svarbu, kad jis būtų pradžiai geras, tada kaina yra antrinis dalykas. Ir vis tik tai, jeigu daiktas veikia ir jisai atlieka savo darbą, kaip tu sakėjai, tas jautrumas kaina irgi yra sąlyginis. Ne? Ten gal gali ir už kelis eurus brangesnį ją nusipirkti, bet ar jinai tikrai gręš tiek, kiek kainuoja. Tai čia mūsų siekis toks, tą optimalų pasiekti vidurio tašką. Tai žiūrėkit, mes šnekėjom su vyrais apie tai, kad yra daug dalykų, kurių negalima daryti gręžimo metu ir mes iš jų keliais paminėjom ir pavaizdavom. Ir dabar padarom dar tokį konkursą, jums reikės į komentarus, prieš tai jums aišku reikia užprenumeruoti kanalą, padėti laiką, pafollovinti vyrų Facebooką, mūsų Facebooką, Instagramą. Ten viską surasit, žinot, bet esminis dalykas, ką jūs turite padaryti, tai parašyti į komentarus, kokias klaidas jūs žinant, kurios atliekamos ten gręžimo metu. Ar kokias jūs ten buvot patyrę, ar ką jūs buvot pats padaręs, ar žinot, kad ten jūsų ten kažkoks pažįstamas padarė. Tai ir už geriausią atsakymą mes išsirinksim, nežinau, kokį nors ten geriausią arba geriausią, juokingiausią atsakymą, reiškia, mes jam padovanosim premium karūną, kuri skirta gręžti monolitui ir bet kuriai kitai medžiagai, kaip jau išsiaiškinom. Ir dar burtų kelių mes padovanosim performance karūną, kuri iš bėdos galima išgręžti kelias skylės monolitę. Aš iš tiesų su ją ir daugiau esu išgręžęs, gręžiu jinai monolitį irgi, bet jinai truputį paprastesnė. Tai šitą mes tiesiog iš tų komentarų, kas apie klaidas, nors ne, iš visų komentarų, kad būtų lygybė, iš visų komentarų išsirinksim vieną nugalėtoją burtų kelių jau specialios programėlės pagalba. Tai viską apibendrinant, aplamai, ką šiandien pašnekėjom, parodėm ir visą kitą, dabar gal kažkaip keliais žodžiais, koks yra jūsų tikslas? Mūsų tikslas labai trumpas ir aiškus, kad klientas būtų patenkintas ir kad mums būtų smagu dirbti su tuo klientu. Tai jeigu labai trumpai. O plačiau, man atrodo, tai čia labai siaurai kalbant, tai mes save matom vienoj valty su klientu iš esmės. Ir neveltui mes tikrai, gal ne šimtais, gerai, dešimtim tų skylių esame išgręžę patys, bandydami skirtingus segmentus, skirtingą įrangą, tiek nuomavomės, tiek pirkom patys. Ir mes žinom, mes suprantam, nežinom, nes kiekviena situacija kitokia, bet mes suprantam, ko reikia klientui šiuo atveju. Tikrai galim tą nuoširdžiai sakyti. Ir tokią liniją ir laikysim toliau. Tai prasme, kad visų pirma, ta kokybė būtų patikrinta savo kailiu, o gamybinis visas procesas ir kokybės užtikrinimas jau iš paskos eina, kad tą padaryti. Ir iš to gimsta ir dar patraukli kaina, kuri pagrįsta, kaip kolega minėjo, nesiekiu išspausti maksimumą, bet kad klientas būtų patenkintas ir grįžtų. Tai tokie esminiai. O praktiškai iš tikrųjų, kad neliktų tik žodžiais, tai galit visą laiką arba pas Manfredą, man atrodo, su mūsų karūnom susipažinti, arba pas mus tiesiogiai, arba toj pačioj statybų parodoje galit užsukti ir restą, jo. Pabandyti tiesiog pasimti rankas ir pagręžti ir pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai ką, ačiū Jums, ačiū, kad pakvietėt. Dėkui. Ačiū, man.